Sveiki, Dzūkijos veido žiūrovai. Norime pasveikinti visus medžiotojus su ką tik buvusią praėjusią Švento Huberto diena, medžiotojus, jų šeimos narius, prijaučiančius, ir nelabai mėgstančius mūsų. Taigi tą progą pas mus svečiuose vėl Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta prezidentas Raimundas Rybačiauskas. Sveiki, brangieji. Ir pirmas klausimas dabar turbūt pats įdomiausias. Raimundai, ar jau įsigijai duslintuvą? Dar neįsigijau iš tikrųjų, bet nematau nieko blogo, jeigu tai būtų galima leistina turėti ir visi medžiotojai jos turėtų. Tai turbūt ir turės, nes dabar, kiek žinau, tai dabar vos neeilės, kai Maximo jau stovi prie medžiotojų parduotuvų ir visi yra problema, turbūt kas ten susiriegių. Jo, o čia didžiausia problema, o šiaip iš tikrųjų dėl medžiotojų sveikatos ir ko gero netgi galėčiau pasakyti aplinkinių, kurie yra netoli šūvio vietos sveikatos, tai yra, aš manau, yra būtinas dalykas. O gal žinai, Alytuje aš bandžiau domėtis, Alytuje kažkur aplink Alytų, ar yra kas gerai moka striekti, ar vis dėlto ten Kaunas, Vilnius, Ukmergė? Deja, aplinkui nėra tokios informacijos, kas striektų, nes čia yra be galo aktualus ir labai toks rimtas procesas, kad negali būti paklaidos, tai šiaip yra 3 vietose išties ir ten pas jūs dabar, dievai. Gerai, pereinam dabar prie šventinių dalykų, hubertinės. Medžiotojų sąjunga Gamta kiekvienais metais tradiciškai organizuoja didelį renginį skirtą organizacijos visiems nariam iš visos Lietuvos. Sukviečia kažkur į vieną vietą ir vyksta ten renginių, puotų, visas kompleksas. Taip? Tai kaip vyko šiemet ir kokie tavo pačio įspūdžiai? Iš tikrųjų, aš esu labai laimingas. Šiemet hubertinės šventėme Kernavėje ir šiaip aš labai bijau, kad mažai kas rinksis. Tai yra lapkričio 3, tai yra pirmadienis, tai yra visada, visi sako, kad geriau pasimti laisvą dieną antradienį negu pirmadienį, nes pirmadienį, bet iš ties mes turėjome apie 120 žmonių, iš visos Lietuvos suvažiavusių. Šiaip pati Kernavėje savo aurą, savo istorinę praeitimi yra be galo įdomi vietovė ir mes iš ties paruošėme tokią programą, kad ir piliakalniai, ir senovės kaimelis, ir senovinių patiekalų gamyba, ginklai, papuošalai, iš tikrųjų ir pats muziejus tos vietovės yra žiauriai modernus, darbuotojai yra fantastiniai iš tikrųjų ir netgi lietaus buvimas. Tai yra, žinot, labai, mums, kaip sakant, dievai mus nuprausė tą puikią dieną, tai aš manau, jisai visiškai nesutrukdė. Ir ta diena praėjo tokia, aš manyčiau, pilna įspūdžių, geros nuotaikos, bendravimo ir aišku vakare, mes kaip visada, nes mes laikomės tokios politikos, kad iš ties, švęsti reikia truputėlį pastogų kažkur. Tai mes buvom užsakę Green Town restoraną, ir tenais mes visi talpinomės, jisai talpina iki 200 žmonių. Tai šiuo metu mes tiek neturėjome iš ties ir ten buvo vedančioji, Dzūkė Marceliutė, Dzūkų ansamblis, buvo vienu žodžiu šokėjų grupės ir visa kita. Tai aš manau, renginys praėjo puikiai ir iš esmės visada kaip... Jeigu žmonės bendrauja, jeigu neturim konfliktų, jeigu visi geranoriški, faini, kostiumuoti, tai yra aš be galo laimingas būdamas tarp jų ir reikia suprasti, kad kai kas atvažiavo su visai mažais vaikais, ten 3 mėnesių lėliuką atsivežė, 200 km atsivežė tokį vaikutį tam, kad pabūti kartu. Kažkas pasakė, aš 2 savaitėm anksčiau paėmiau atostogas ir atskridau iš Danijos, kad su jum pabūti. Tai rodo, kad mūsų tie renginiai geri, mes norim džiaugtis, mes norim skatinti bendruomenę ir aišku, aktyvumas, visada jo norisi didesnio. Mes turime truputėlį kitą problemėlę, mes prašome, kad dalį išlaidų žmonės padengtų patys, kadangi jūs puikiai suprantat, iš ties tai yra pakankamai didelės išlaidos, kitą dalį draugija dengia iš savo lėšų, taigi yra tai, bet tie renginiai būtini, aš manau, ir jeigu yra lauko renginiai, tai ten verdam sriubą ir taip toliau, bet čia nėra visiškas lauko renginys. Pažinkime savo šalį, tai dalis laukas,
Gamta, edukacija, o vakaronė yra vakaronė. Tai ir kiekvienais metais jūs patikite organizuoti skirtingiems skyriams, skirtingose Lietuvos vietose, kad galima būtų apvažiuoti, susipažinti, tokia edukacija iš pradžių, visada mišios, taip ir... Taip, būtinai. Ir girdėdavau anksčiau, kad šiek tiek nusivildavote aktyvumo. Ar šiais metais esate patenkintas? Ar... Šiaip aš tikėjausi, kad iki 200 datrauksiu, bet aš tikrai to nedatraukiau. Nors, pavyzdžiui, kada darėm Rumšiškėse, kada išpuola darbo šeštadienį, sekmadienį, tai yra ne darbo diena, tai mes tų žmonių turim žiauriai daug. Ir, pavyzdžiui, Rumšiškėse, kada darėme, tai buvo, man atrodo, šeštadienis, mes nesutalpinom visų, dėl to, kad patys Rumšiškės nepriima tokio kiekio, vienu žodžiu, Rumšiškių mūsų muziejus. Ten galėjo priimti tik tai 160 žmonių, dėl to, kad tai yra edukacijos, dar kiti dalykai. O kitus ant palaukimo palikot? Nu, ant palaukimo, tada buvo daug piktumų, va, kodėl jį paėmėt, manęs nepaėmėt, taip toliau, kadangi iš tikrųjų mes prašom registruotis. Aišku, į bažnyčią, į šventę mes priimam visus, jokių problemų nėra. Bet kada prisima ten kažkas, kepsim šiuo metu ar drošim kažką. Tai ne, jūs, Dievas visus priima į bažnyčią. Į bažnyčią. Gerai, dabar pereikim prie žemiškesnių klausimų. Briedžių sumedžiojimo limitai. Aplinkos ministerija siekia panaikinti limitus, jau paskutinis kanopinis gyvūnas, kuriam likę limitai. Jūsų nuomonė apie tai? Šiaip nuomonės yra, aš jums galiu pasakyti, labai dviprasmiškos, ne? Dėl to, kad tų briedžių tai yra paskutinis stambiausias kanopinis gyvūnas, ne, kuriam dar yra limitai. Ir populiacija jo mažiausia. Ir populiacija mažiausia ir labiausiai migruojantis. Ir lengviausiai sumedžiojamas. Ir lengviausiai viskas su juo. Ir ko gero, ir daugiausia galima pagaminti produkcijos. Iš ties ir yra tokių labai įdomų, jeigu mes turime dalį klubų ir būrelių, kurie kategoriškai prieš ir ekspertų ir taip toliau, ir mes turime puikiausių pavyzdžių, kurie puikiai tvarkosi. Tai realiai, jeigu pasižiūrėjus pusiausvyrą ir jeigu mes einam tokiu pakankamai, kaip pasakyti, demokratijos arba pasitikėjimo keliu, aš manyčiau, ko gero reikia tą dalyką atšaukti ir iš tikrųjų, tegu medžiotojai svarsto patys ir tada šiaip iškyla klausimas. Ką ne kartą įrodėjau medžiotojų bendruomenė, kad yra absoliučiai visiškai subrendusi tvarkyti populiacijas patys. Klubai ir būreliai priima sprendimus iš tikrųjų visuotiniuose susirinkimuose, kiek jie gali sumedžioti. Kurie dažniausiai būna griežtesni negu oficialūs leidimai suteikti klubams sumedžioti. Ne vien tik tai briedžių, kitų gyvūnų sumedžiojimo atžvilgių jie yra daug griežtesni. Aš turiu omeny rimtų, gerų ir tvarkingų klubų. Aišku, mes kaip ir ta medžiotojų bendruomenė taip pat, kaip ir visa visuomenė yra įvairi. Bet aš manyčiau, tas atsisakymas nieko iš tikrųjų, ko gero, į blogąją pusę neturės įtakos. Ir paeksperimentuoti reikia. O kada bus priimamas sprendimas? Iki kito sezono pradžios? Aš manyčiau, iki kito. Šitas sezonas liko, o kitam sezonui jau turėtų būti, ko gero, laisvai. Ir tada lieka toks įdomus klausimas. Yra tik vilkai. Jeigu yra tik vilkai, tada limitų skirstymo komisijos rajonuose jau yra nereikalingos. Automatiškai jos atkrenta, taigi mes prarandame dar vieną instituciją, kuri dirba. Bet tiksliai dirba. Gerai, bet ar, pažiūrėjau, nesusidūrėt, nemato tokios užprogramuotos problemos, kad būtent kai tvarkosi jau patys klubai, ką ir kiek sumedžiot, kad yra stengiamasi tas populiacijas išlaikyti skaitlingas ir yra per mažai medžiojama. Negu kai būdavo duodami limitai, tai toks psichologinis, reikia būtinai atmedžiot, būtinai reikia pasiekti tuos skaičius. O dabar toks... Mano gerbiamas Mantai, yra vienas dalykas, kuris sureguliuos labai greitai medžioklės intensyvumą, tai žala. Jeigu jūs turėsite per daug gyvūnų, tai gyvūnai darys žalą. Ir iš tikrųjų ta žala, kurią jūs dabar mums reikės mokėti arba mokame, tai automatiškai smogia per piniginę. Jeigu tu esi turtingas ir turi labai labai daug pinigų, tai aišku, tu gali mokėti tas žalas, bet ar verta? Taigi tas optimalus populiacijos laikymas susives į žalos padarymą ir jo paskaičiavimą ir atlyginimą. Tai viskas yra normalu. Gerai.
Yra tokia informacija, kad briedžių sumedžiojama apie 60, jeigu kalbant apie raguotus, ne, 60% skiriamo limito. Tai iš esmės kaip ir atsako į klausimą, kad jeigu ir bus panaikinti limitai, tai greičiausiai nebus sumedžiojama daugiau negu dabar leidžiama, nes sumedžiojama maksimaliai turbūt kiek galima, bet kita problema, kad vėlgi apie 60% yra jauni ir perspektyvūs patinai. Ar čia galima kažkaip pakreipti šitą problemą? Čia ir yra vienintelė problema tai, kad iš ties mes nerandame brandžių patinų. Jūs labai teisingai pasakėte, dėl to, kad mes medžiojame daugelį atvejų šiaip apie tik 30% tinkamų patinų, kurie yra realiai. Daugelį atvejų mes medžiojame, ko gero, antrais, trečiais ragais, ne iš tikrųjų, arba patinų licenzijas, vienu žodžiu, užpildome kaip jauniklius. Tai yra leidžia įstatymas, tas procesas yra, bet dabar galvoju, dėl ko tas atsiranda. Aš manyčiau, mes tingime ieškoti rimto patino. Čia kaip ir su taurelnio patinais arba stirninų patinais. Seni, gudrus patinai, jie visada yra labai atsargus. Ja, su jais reikia žaisti, su jais reikia su juos kažkur tai suvilioti, daiti ir taip toliau. O kadangi mes staiga pamatom kažkokį patiną ir realiai nėra jokių baudų ir taip toliau, tai visada sužaidžia tas instinktas. Galbūt mes jį ir pasimsime, tai su to. Jo labiau, ir mėsytė jaunas skanesnė. Ja, tikrai skanesnė, žodžiu šitą. Tai, bet aš galvoju, kad tų patinų gerų yra ir iš esmės patys klubai, kada ko gero padarysime tą, nebus jokių limitų, tai aš manyčiau pasirodys per kelis metus. Čia yra kitas klausimas, kuris, manau, labai aktualus, kad valstybė visiškai nuimdama visur limitus, ne, šiaip jinai turėtų laiks nuo laiko prakontroliuoti populiacijų skaitlingumą medžioklės plotų vienetuose. Tai reikia pasakyti, daleiskim, kiekvienais metais kažkur tai apie 20 ar 30 klubų ir būrelių yra valstybė skiria pinigus ir atliekama žvėrių apskaita valstybės sąskaita. Tai yra viskas bus labai paprasta, iš tikrųjų ypatingai ten, kur buvo briedžių, didžiosios populiacijos atvažiavo, suskaičiavo, į metus pasižiūrėjo, ar viskas gerai, ir klubas kitais metais kitam rajone išmetant kažką, tai ta kažkokia tai kontrolė turi būti. Jeigu valstybė, aišku, šitos kontrolės nedarys, tada padarys tai, kad tai jau tų gyvūnų nebus, tada klubai patys pradės mąstyti. Bet čia yra pavojinga, briedis yra klajūnas. Dėl to iš tikrųjų, jeigu briedis yra klajūnas, taigi čia ne vieno klubo reikalas. Čia yra tam pačiam briedžiui yra 4, 5, 6 klubai. Taigi iš tikrųjų tai yra bendri susitarimai ir gali būti, kad po 3-4 metų klubai rinksis ir sakys, vyrai, davai, mes 5 klubai nemedžiojam patys briedžių. Dėl to, kad norime statyti populiaciją. Gali būti ir taip. Tarp normalių, protingų žmonių gali būti ir tokie susitarimai. Tai turbūt vėlgi, kaip pavyzdį galime paimti ir šernų tą populiaciją, kai sumažėdavo, susitarėm vyrai nemedžiojami iš vis, arba vėl ten tų kiaulių nemedžiojami. Greitimi klubai. Vis tiek visi galvoja, nes nori medžioti. Nori medžioti, teisingai. Manau, kad vis dėlto savireguliuos šitą problemą. Aš manau, kad tai bus gerai. Gerai, medžioklės įrenginių derinimo tvarka. Gamta kreipėsi aplinkos ministeriją, kad būtų atšaukta miškų urėdijos paskelbta naujoji tvarka. Kur čia yra problemos, kodėl reikia atšaukti ir kaip reiktų tada išdėlioti tą tvarką? Mato, čia tvarka yra tokia, jos pagrindinis dalykas yra jaunuolynai iki 30 metų, ne? Jie visur yra. Ten kokiu atstumu, kad ten... 200 metrų iš esmės. 200 metrų, tai praktiškai kur stovi medžioklės bokštelis, tai per 200 metrų greičiausiai rasi. Tai beveik, pavyzdžiui, Valčios miške niekur nepastatysi, Gedimino miške niekur nepastatysi, čia jeigu žiūrint mes niekur. Tačiau klausimas čia labai paprastas. Iš ties, tai yra tvarka, kuri neturi jokio teisinio pagrindo. Kokio? Jinai nėra nei įsakymas, nei nutarimas, nei dar kažkas tai. Jinai neturi nei registracijos, nei numerio. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad tai yra pamąstymas, kuris iš lėto nuleistas vietos miškininkams derinimui. Derinimui ir kuriems yra griežtai pasakyta, nebandykite kitaip.
Taigi tas procesas yra toks, žinot, teisiškai įdomus. Ir jeigu reikėtų bilinėtis, tai tą tvarką galima būtų lengvai, netgi nėra ką paduoti į teismą, nes reikėtų paduoti tokiu sakymu arba tokiu nutarimu, buvo priimta tokia ir tokia tvarka, jinai užregistruota. Tokių šitų dalykų nėra, mes niekur jų neradom ir mes iš esmės labai protestų parašėm visiems, išplatinom, kad tai yra nesąmonė, kad iš tikrųjų daugelį dalykų išties medžiotojams reikia leisti 30 metų, tai yra kažkas, tuo labiau, kai kirtimai labai aktyvūs, ne? Žiauriai aktyvūs kirtimai, tai praktiškai nėra kur pastatyti nei to bokštelio naujo suderinimui, nei viliojimo vietos. Tai realiai... aš kaip suprantu, ir senųjų pagal tą tvarką negalima būtų naudoti medžioklėje. Pagal viską taip, jeigu jį reikės iš naujo derinti, taip. Ir jeigu atsiras jaunuolynas šalia, tu turėsi iškelti. Tai čia panašiai kaip prie kelių negalima statyti namų, kurie pastatyti reikia nugriauti. Tai vat kažkas tokio, tačiau mes bandėm netgi su teisininkais ginčytis, sako, stop, realiai duokit mums pagrindą. Tai yra teisinio pagrindo nėra, reiškia, tai yra, aš manyčiau, truputėlį. Tai šiai dienai galim skaityti, kad tai yra tik tai pamąstymai ir... Tačiau jų laikosi miškininkai, tie, kurie derina tuos, jie šitų pamąstymų laikosi griežtai. Pamąstymų, kurie neturi teisinio pagrindo, bet jie jų laikosi dėl to, kad tai yra, vadas parašė rekomendacijas. Vadas parašė rekomendacijas, jas išplatino ir aš prisimenu pasitarime pas juos buvo tokiam vidiniam pasitarime, kada daugelis tų įmonių, padalinių, vadovai ir taip toliau sakė, chebra, gal jūs jie atšaukit, jiem buvo yra pasakyta, skaitykit ir vykdykit. Tai yra iš tikrųjų griežtai trenkta kumščių į stalą. Tai čia dabar su problemom turbūt susidurs tie, kas nori naujai pasistatyti, o jeigu kalbant apie jau seniau pastatytus tuos įrenginius, turbūt iki pirmo konflikto ir pirmo teismo. Miškininko su medžiotojų konflikto, kuris sakys, traukis čia, taip, tada greičiausiai teismų karuselė užsuksinu ir kol neturėsim precedento, tol nežinom, kaip elgtis. Tai yra tik teismai spręs šitą ginčą. Tai pereinam prie šernų maro prevencijos, kur Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, mano akimis, pateikė tikrai puikius siūlymus, žiūrint į šiandieninę situaciją su šernų maru. Kaip tu pats vertini? Iš esmės tai yra atšaukimas, ne, visų prevencinių priemonių ir patikrų. Žinot, aš kalbėjau su autorius, jis sakė, aš anksčiau buvau už tai, kad viliojimo vietos, tyrimai ir taip toliau viskas būtų griežtai. Ir sako, aš dabar supratau, kad visa tai neturėjo jokios įtakos. Pilimas ant žemės neturėjo jokios įtakos. Kilogramai visiškai jokios įtakos neturėjo. Apribojimas medžioklės būdo, jokios įtakos neturėjo. Ir dabar jisai pasakė, iš tikrųjų, AKM tyrimas, realiai šiuo metu, tai yra, sako, tik 0,76% mes randam AKM. Taigi, iš ties reiškia, jeigu kažkur tai rastų kritusi šerną ar taip toliau ir jisai jį ištirti būtina, tai jisai už tai, kad ten jau reikėtų tirti, toj zonoje ne, bet iš tikrųjų kitur niekur. Priedo, kas man patinka, jisai gražina, atstato valstybinę poziciją. Kas tai yra valstybinė pozicija? Tai yra, jeigu medžiotojai suranda kažkokį tai šernus ir taip toliau, juos ten veža, užkasinėja, utilizuoja, šitas išlaidas turi padengti valstybė. Nes gyvūnas yra valstybės. Paskutiniu metu tai vėl buvo, anksčiau vienu momentu mokėjo, po to visą tai buvo nusispjauta ir liepta medžiotojams savo lėšomis visą tai daryti, tai visi tyliai ramiai geriau palieka plėšrūnam negu mokėti pinigėlius, o dabar visi tie dalykai grįžta. Tai yra teisingi valstybiniai sprendimai ir jisai pasiūlė medžioklės taisyklės, sako aplinkos ministerija, kad būtų pakeistos medžioklės taisyklės dėl pilimo vietų ant žemės, dėl kiekio pašarų ir taip toliau. Ir dar vienas momentas, jisai klausė mūsų nuomonės, kaip jūs galvoja dėl AKM, tai yra ypatingai tyrimas, daugelis, kurie pridavinėja šernus eksportui arba tyrimams, arba į
tai yra ne tyrimams, o produkcijos gamybimai reikia padaryti, reiškia, šitą kamą tyrimą. Bet tai yra verslas ir mano požiūris taip, kad jeigu tu daug šernų medžioji ir juos pardavinėji eksportu ir taip toliau, tai yra tavo verslas. Jeigu verslas, tai verslo išlaidas pasidengi pats. Tai realiai, jeigu klubas nepardavinėja, tai realiai iš tikrųjų jisai to nieko nesidaro, bet jeigu tu parduodi ir tau reikia atlikti tam tikrus veterinarinės paslaugas, tai už jas ir susimokėk, tai jokių problemų nėra, nes iš tikrųjų tai išeitų, kad valstybė finansuoja jūsų verslą dar vieną kartą. Tai mano pozicija buvo tokia, o kaip... Bet čia yra siūlymas atsisakyti EKM tyrimo, atsisakyti. Ar kad perkelti mokestinę naštą medžiotojui? Ne, čia perkelama medžiotojui tik tokiu atveju, jeigu jūs per įvairias supirkimo įmonės, daleiskim, jūs norite priduoti eksportų šerną, ne? Tai norint priduoti, jums reikia paduoti, reiškia, EKM tyrimo rezultatus. Tai jeigu jūs jį priduodate eksportui, tai to šerno tyrimo rezultatus, vienu žodžiu, šitą apmokat pats. Bet jeigu jūs tyrėt šerną dėl AKM, savo klubų ir taip toliau, tą padengia valstybė. Bet gerai, o čia, pavyzdžiui, neprieštarauja kokios nors ES reglamentam, nes, daleiskim, aš namie pasigaminau kažkokį gaminį ten su kaulu, paėmė, nusivežė mano pusbrolis, dirbdamas kur nors ten į Londoną ar dar kažkur, tą kaulą išmetė, prisiminkim, kaip AKM išplito Europoje ir tada ten atsiranda naujas židinys. Ar šitoj vietoje nėra pavojaus? Čia šitoj vietoje situacija, tokia neapibriešta iš tikrųjų, bet dėl to, kad visoje Europoje tą AKM mes turim, tyliai ramiai, mes su juo iš esmės iki nulio visi pripažįsta, kad jau jie nesusitvarkysim, jisai bus visą likusį gyvenimą, tai ten, o židiniuose tirsim, o visur kitur netirsim. Nes jisai pats sakė, didžiąją dalį šernų jūs nerodot vien tik dėl to, sako, įsitirėt patys vien tik dėl to, kad nereikėtų tirti EKM dėl to ilgo laiko. Taigi yra kaip... Taip, iš esmės taip, kiek teko Aš manyčiau, girdėti, kad sprendimai geri, gerbiamas man, tai patys mato, tai yra teisingi medžiotojų atžvilgių, taip toliau, jau nereikės inspektoriams atvažiuoti prie bačkos, išpilti turinį ir rado 112 kg rašyti protokolą, ne? Arba iš tikrųjų padėjo išpilus cukrinius runkelius ant žemės, ne, iš tikrųjų, kadangi, realiai ten ta 100 kg ar panašiai viliojimo vietoje, tai praktiškai yra maišas cukrinių runkelių, ne, vėl rašyti protokolą, tai yra, mes iki šio laiko tyčiojamės iš tų medžiotojų. Tai dabar... arba grūdų, kur barsukas per naktį tą maišelį iš žemės lekia, ieškodamas kukurūzų. Aš manyčiau, kad tai yra be galo protingi sprendimai ir galų gale apšvietė Dievas protą, šventas Hubertas protą, ne kuriems mūsų medžiotojams, kurie užima aukštas pareigas. Taip, nes iš esmės šitos visos priemonės jos neduoda jokio. Nulinis rezultatas. Ir jie pripažino, kad jos nedavė jokios naudos išskyrus protokolus medžiotojams. Neeilinis įvykis medžiotojų bendruomenėje. Rugsėjo 26 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 3 Lietuvos medžiotojus vienijančių organizacijų ir Lenkijos medžiotojų sąjungos. Kas yra šios idėjos autorius ir ką realiai duoda ta sutartis pasirašyta? Mes, ko gero, ta sutartis turi dvi pusės. Tai yra tarpvalstybinis ir vidaus susitarimas. Šiaip iš tikrųjų autorius ir labai gerus senus bendradarbiavimo tokius ryšius turėjo ir turi tai Sūduvos medžiotojų sąjunga. Tai iš tikrųjų jie nuo senų laikų, jo visi vadovai yra Auksinio Elnio Riterio ordino nariai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kadangi jie bendradarbiauja stipriai su Lenkų organizacijomis, su pagrindinė Lenkų medžiotojų organizacija sąjunga, taigi suprasdami ir gaudami informaciją apie Lietuvą, Lenkai iniciatyvą Sūduvos, Lenkai pasiūlė su medžiotojus vieninčiomis organizacijomis, kurie formuoja Lietuvos politiką, pasirašyti bendradarbiavimo sutartį kultūros, medžioklės, istorijos klausimais ir pakvietė mus visus tris, tai yra Sūduva, Medžiotojų sąjunga Gamta ir Lietuvos medžiotojų žvejų draugija pasirašyti tą sutartį. Tai su Lenkais jau mes gaunam daug kvietimų į jų didžiuosius renginius, minėjimus, kadangi pas juos yra labai didelė valstybė su didelėmis tradicijomis, fantastinėmis tradicijomis. Tai jau mes ten visą tai kaip ir judam.
Ir šiaip kita pusė, tai 3 medžiotojus vieničios organizacijos, tai yra pasirašę, vėl parašus padėjom. Man čia toks labiausiai stebinantis turbūt momentas, net ne kad suleikė, bet ar tai reiškia kažkokią naują etapą bendrajame tų medžiotojus vieničių organizacijų Lietuvoje? Tai 3 atvejis. Aš nežinau, kuo jisai baigsis. Aš nuoširdžiai tikiu, kad bus viskas gerai. Pirmą kartą mes turėjom žodinį susitarimą, kai buvo Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas. Tai mes taip sėdėjom, sumušėm rankom apie vienos organizacijos steigimą. Buvo tokios klausimus. Deja, tas sužlugo po 3 dienų, kada jisai grįžo į savo valdybą ar tarybą, nežinau. Mes pasirašėm sutartį dar vieną kartą 4 medžiotojus vienijančios organizacijos su Jonu Talmantu, ne, tai yra tame tarpe dasidėjo prie mūsų 3 ir Lietuvos medžiotojų draugija dasidėjo su Vaitekūnu Gediminu. Tai lygiai po 3 dienų buvo sutraukta ir pasakyta ne. Nu ir pasirašom 3 kartą, nors paskutinė sutartis rašytinė, jinai mūsų būstinėje kabo labai didelė per visą sieną, jinai nėra atšaukta. Iš esmės nėra jo, netgi nebūtų prasmės pasirašyti naujos, nes senoji yra neatšaukta apie bendradarbiavimą, bet aš nuoširdžiai tikiu, kad tai yra kelias į tokį gal šiltesnius santykius. Jau mes tą pradėjom daryti. Jau mes susėdom ir su Kantausku apšnekėjom, mes turim daug bendrų problemų ir finansinės drausmės ir taip toliau ir visokių kitokių dalykų, kurie be galo aktualūs visoms organizacijoms. Žiūrint į perspektyvą, klausimai tokie įdomus, aišku, turim ir problemų. Ir aš manau, turėsim perspektyvą vienu atveju, jeigu mes į savo visus kolegas ir partnerius žiūrėsime kaip į lygiaverčius. Jeigu mes pradėsime žiūrėti, tu turi 1000 narių, tai tu mažiukas, tai tavo tiesa yra maža. O jeigu aš esu didelis, mano tiesa yra didelė. Tai jeigu mes į tai žiūrėsime, tai perspektyva yra nulinė iš tikrųjų, bet aš tikiuosi ir mes sutarėm su Virgilijum lapkričio mėnesį susitikti ir toliau pasižiūrėti galimas perspektyvas bedarbiavimo. Bet mes jau dabar pradėjom vieni kitus kviesti renginius, jau visą kitą realiai ir aš manyčiau, kad vartai atidaryti, geranoriškumai yra. Atidaryti iš esmės jokių ten kažkur, nors taip, tvirtai pasakysiu, mes niekad griežtai ir nebuvom apkasuose. Mes visada turėjom labai skirtingus požiūrius ir į saugaus elgesį, ir dar kitus dalykus, ir į cicą, ir visą kitą. Aš žiūrėsim, kaip toliau visą tai rutuliosios. Galbūt viskas gerai. Tikėkime. Tiesa, kad ir pats Lenkijos prezidentas Bronislavas Komarovskis buvo visą dieną tuos, nes renginiai vyko Lietuvoje, taip? Taip, renginiai, žinot, aš galiu pasakyti, O jis yra medžiotojas? Taip, jis yra medžiotojas, tarp kitko turintis labai gilias lietuviškas šaknijas. Jo seneliai nuo Radviliškio, jo protėviai buvo ir taip toliau buvo mūsų Vilniaus senovinio universiteto rektorius. Realiai iš tikrųjų, šiaip be galo šilta asmenybė. Man su juo teko taip 3 valandas sėdėti šalia, aš abejoju, ar daug čia Lietuvoje yra žmonių, kurie yra sėdėję su Lenkijos prezidentu šalia petys į petį ir vienu žodžiu šitą raginės. Nuo Vytauto ir Jogailos laikų turbūt nebuvo. Ko gero ne, tai mes taip dabar sėdėjom iš tikrųjų ir jisai parodė didelę pagarbą Lietuvai, Lietuvos medžiotojų draugijoms, būdamas tas, visą tai prasidėjo nuo Jašiūnų, nuo parodos apie medžioklę atvedimo Jašiūnų dvare ir taip toliau, ten buvo atidarimas parodėlės, atvažiavo pas mus, iš tikrųjų, aišku, pasiruošimas tokio žmogaus priėmimui reikalingas, tai yra turi nurodyti žmonės, kurie dalyvauja, aplinkas, taip toliau, jokių, kadangi tai yra vis dėlto prezidentas, bet žinokit, iš tikrųjų, aš buvau sužavėtas Lenkijos medžiotojų draugijos drausmingumu, apranga, visumoj požiūriu iš tikrųjų visą šitą kultūringumu ir pats prezidentas iš tikrųjų taip pat yra šiltas, gražus, žmogiškas. Tai yra viskas labai paprasta ir tikrai jaučiausi, vat kaip su tavim dabar sėdėdamas su juo, jisai man stukta, aš jam stukta, sako, wow, žinai, sako. Tai aš ant galo paklausiu, gerbiamas prezidentė, ar jūs lietuvis ar lenkas? O kalbėjot kaip lenkiškai mokėt? Taip, lenkiškai. Lenkiškai, truputį rusiškai, bet lenkiškai kalbėjom, aišku, trūksta žodžių man, bet žinot, prie stalo dažnai įsikalbė visokiam kalbom, bet yra tikrai nuostabus žmogus, jisai
daug frazių žino lietuviškai, dėl to, kad šaknis taip pat yra lietuviškos iš tikrųjų ir jisai sako, protėviai kalbėjo, biški dabar jau pamiršau, bet iš tikrųjų, yra kaip yra. Bet kai toks žmogus jau užtvirtina tą jūsų susitarimą, tai turbūt... Ne, tai yra rimtas susitarimas, tikrai nėra gerai. Taip, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universitetas kviečia bendradarbiauti medžiotojus vienijančias organizacijas. Kas tai per projektas, Raimundai? Matot, tai yra toks projektas, kurį mes patys gavom, tai yra, aš manyčiau, veterinarijos akademija ir institutas, jo pagrindų ir organizacija įvykus. Iš tikrųjų, aš manau, kad yra iš tikrųjų daugelis tyrimų, daugelis ligų, kurios yra tarp gyvūnų, miškuose ir visur kitur. Ir realiai, norint atlikti tuos tyrimus, jiems reikia kažkokiu tai būdu medžiagos tyrimams. Norint tyrims, reiškia, jiems reikia daeiti iki medžiotojo, iki būrelio ir taip toliau. Ir jie ko gero negali daeiti, jie patys sako, mes negalime daeiti iki kiekvieno klubo, su kiekvienu klubu pasirašyti sutartį, kad jeigu reikės mums kažkokį tyrimą padaryti, kažką paimti ir kažkur tai reikia eiti per medžiotojus vieninčias visuomeninės organizacijas, tai mes tą savo nariams, visiems klubų vadovom išplatinom, kad tokia, mes negavom prieštaravimų, nors daugelis truputėlį pasakė, sako, yra pavojinga riba, kad jiems lygtai suteikėme per daug teisių mūsų plotose, ne, ten kažkur ateiti paimti, bet mes jokių rimtų prieštaravimų nebuvo ir mes pasirašėm tą sutartį, aš manyčiau teisingai, dėl to, kad populiacijos žvėrių yra didelės, yra ligų pavojai, yra kiti pavojai, yra institucijos, kurios daro tyrimus, kurios tvarko ir mes turime duoti žalę šviesą mokslui, kito kelio nėra. Vasarą įvyko plotų konkursas. Aukštaitija, medžioklės plotų vienetas Aukštaitija buvo, kaip galima pasakyti, parduotas. Valstybės parduotas, suteiktas leidimas medžioti ten už vienkartinę įmoką 360 000. Ką, Raimundai, pačiam signalizuoja tokios sumos? Sąžiningai. Sąžiningai signalizuoja tai, kad mes iš tikrųjų medžiojame, brangieji, sunku tą pasakyti, bet reikia, skaityk dovanai. Mano brangieji, mes medžiojam dovaną, iš tikrųjų pas daugelį iš mūsų, žinot, ten susimokėti 100 arba 200 eurų tampa našta nario mokesčių klubui, ne? Iš ties tai yra, aš manau, kad su laiku truputėlį tas keisis. Ir tie mokesčiai valstybė iš ties, patinka ar nepatinka, yra iš ties Lietuvoje begalės turtingų žmonių, kurie iš tikrųjų, ko gero norės perimti dalį medžioklės plotų ir apie tai yra. Ir didieji tie medžioklės plotai, kurie turi klubai po 20-25 tūkstančius, realiai, aš manyčiau, kol kas, medžioklė negali būti pelnas. Medžioklė negali ir tas nuo neatmenamų laikų iš tikrųjų, ko gero tie finansiniai dalykai nors ir skaudu, bet jie ko gero laiks nuo laiko truputėlį kainodara ko gero bus peržiūrėta. Jeigu žiūrėti tas visas tendencijas, ko gero bus peržiūrėtas. 10 metų gal ištrauksim, bet tie visi koeficientai kainų ir taip toliau iš ties, jie ko gero bus kitokie. Tai yra tokia nesu pranašas, bet žiūrint į tuos visus kainininkus ir tuos konkursus ir tas kovas dėl medžioklės ploto vieneto, tai dar rodo, kad Lietuvoje yra daug turtingų žmonių ir trūksta medžioklės plotų. Trūksta medžioklės plotų ir žmogui, kuris baigia kažkokį, įsigyja medžiotojo bilietą ar taip toliau ir iš tikrųjų kažkur gauti medžioti, įstoti į klubą, kad jį priimtų lygiai teisių narių, situacijos yra labai labai sudėtingos. Taigi aš manau, tyliai ramiai artėjam link permainų. Iš esmės galima taip liūdnokai prognozuoti, kad po kažkiek ten 5 ar po 10 metų jau kelių šimtų neužteks, turbūt po kelis tūkstančius liks kiekvienam medžiotojui susimokėti. Tikrai reikės pažiūrėti taip, nes tai yra visais laikais buvo pramoga
pramoga tokia, jinai brangi buvo. Ta pramoga iš tikrųjų, bet tai, aišku, gero, tai netgi žodis pramoga netinka. Anksčiau gal buvo daugiau pramoga, taip toliau, prasimaitinimas, dabar tas populiacijų valdymas, ko gero, pas modelis, jeigu mes mokėsime daug, tai, ko gero, kažkokios kitokios teisės ir pareigos turėtų būti. Ko gero, valstybė taip pat turėtų kažkokias pareigas prisimti. Negali vien tik tai numesti tam medžiotojui, kuris yra arba reguliuoja tas populiacijas. Čia visumoje pačią sistemą reikės peržiūrėti, kito kelio nėra. Nes šitada vyksta ta kryptim, jeigu viskas labai brangsta, automatiškai medžiotojų galinčių panešti tokią naštą mažėja. Taip. Tada sumedžiojimai irgi turbūt mažėja, populiacijos didėja, daro didesnę žalą, tada toks užburtas ratas. Taip, daugeliu ateina, sako, aš būrelį moku 200. Jėzau, kiek aš moku? 200. Nario mokės, bet aš žinau būrelių, kad kiti moka ir po 2000 ir nesiskundžia iš tikrųjų ir rezultatas. Ir sako, ką aš iš to gaunu? Mano brangieji, jūs gaunate galimybę reguliuoti populiacijos, gaunate galimybę pažinti gamtą, jūs gaunate galimybę vaikščioti, kvėpuoti ir naudotis tą gamtą ir prasinešti geros produkcijos namo. Netgi jeigu noriu man tai pridurti, kad netgi Lenkijoje sumedžiojęs gyvūną, tu neneši jo namo. Ką darai? O visi praktiškai 90% sumedžiotų gyvūnų atiduodama eksportui. Jeigu tu nori sumedžiotą gyvūną pasiimti, tai tu jį nusiperki iš klubo be PVM-o. Valstybė nustatė dėl to, kad dėl didelių žalų, be galo didelės žalos, nieks dėl tų žalų nesiginčina, jos skaičiuojamos, klubai tam, kad galėtų įsilaikyti, tai realiai beveik 90% priduoda eksportui iš tikrųjų ir dėl to didžioji dalis klubų daro taip pat komercinės medžioklės tokias. Mes važiuojam lietuviai į Lenkijos klubus ir tam, kad galėtų pamedžioti stirnus, stirninų ar kitokių dalykų, tam, kad klubas turėtų pinigėlį ir galėtų suvesti galą su galu. Priedo dar kitas dalykas. Raimundai, grįžtam į Tarybų sąjungą, kai visą sumedžiotą mėsą turėdavo priduoti. Nereikia pamiršti, ten mes irgi visi sakom, ten yra draugija, ne? Ir ten nieks nesiginčina, kad draugijos centriniai būstiniai reikia sumokėti 300 zlotų. Centriniai būstiniai. Čia nuo medžiotojo. Nuo medžiotojo. Ir visiems viskas yra suprantama. Pas mus, jeigu reikia sumokėti 10 eurų, tai visi sako, kad tai yra baisiniai pinigai, iš kur aš juos gausiu. Taigi tas procesas mes ir kalbėjom su Virgilijum Kantausku, kad pažiūrėkim skirtingą požiūrį. Ateinam 10-15 eurų, tai yra baisiniai pinigai, dėl kurių reikia žudytis, kai tuo labiau aplinkinėse valstybėse, tai nieks nesiginčina dėl kelių šimtų. Tai yra visai skirtingi. O kai nori naktinio matymo, nori duslintuvų, ką tos organizacijos daro, kodėl nieko man nepadaro ir taip toliau. Ta prasme, poreikis patenkinti savo norus yra begalinis, bet kažką duoti labai mažas pas kai kuriuos medžiotojus. Vieną dar sakinį pasakyti. Dėl to, mano brangus medžiotojai, dėl to, kad jūs turite naktinius, dėl to, kad jūs mokate mažus žalos paskaičiavimo mechanizmas šiuo metu yra naudingas medžiotojai. Dėl to, kad jūs mokat mažai už medžioklės ploto vienetus. Bet limitų nėra. Kad limitų nėra. Nieko. Dėl to, kad jums gera gyventi, jūs galų gale supraskit, kad tai yra medžiotojų organizacijų vadovybės, kurios dirba nuo ryto iki vakaro. Iš tikrųjų, tyliai ramiai, ne kiekvieną dalyką gali parašyti, atspausdinti. Visi eina privačiai, dar kažkaip, tai organizuoja medžioklės, kalba, realiai galbūt net sąžiningai ir va tiek padaro kitokią. Tai yra tas darbo rezultatas, kurio jūs nematot, ko gero net neįsivaizduojat, jūs įsivaizduojat, kad jums valstybė tą duoda. Ne, tai yra kruvina kova už tai, kad jūs puikiai, gerai ir pigiai medžiotumėte, iš tikrųjų, ne? Kovojam dabar ir dėl tų medžioklės taisyklių, kurias reikia supaprastinti, kad jos nedusintų. Visa tai vyksta kova ir, noriu pasakyti, kad brangieji, tas organizacijas, būkit malonus, susimokėkit nors nario mokestį, viešpatį, apie ką eina kalba, o neklausite, ką jūs ten veikiat? Ką veikiam? Nieko, gulim ant sofos, vienu žodžiu, geriam gerą viskį ir valgom elnio kumpį, ką daugiau aš galiu atsakyti, O kova, turim pastebėti, kad net nelygiavertė, nes tų kurie politikų, ypač kurie siekia balsų kuo daugiau, o žinom turbūt, kad prieš medžioklę yra labai didelis procentas
rinkėjų, tai yra daug populiariau eiti ir kelti klausimus, kurie prieš medžioklę ar netenkina medžiotojų poreikių, negu užstoti medžiotojus, kas yra nepopuliaru ir atima daug balsų. Taip, kad be abejo, taip, kad medžiotojų organizacijos tą ir daro, kad bando įtikinti vieną politiką paskui kitą, priimti palankius sprendimus medžiotojams. Taip. Kągi ir prie paskutinio klausimo, Raimundai, prieinam, dideli darbai daromi tyliai, taigi centro atidarimas. Lietuvos inžinerijos kolegijoje Girionyse, Kauno rajone buvo iškilmingai atidarytas Lietuvos medžiotojų sąjunga Gamta įsteigtas gamtos pažinimo ir tyrimo centras. Kas tai per centras, kiek laiko užtruko, kaip jūs jį atidarėt, kodėl ten? Žinot, dabar būsiu labai nepopuliarus. Jeigu man tai prisiminė, mes ieškojom analogiško centro ir Alytui galimybių. Taip. Alytų ieškojom kitur ir iš tikrųjų... Iš esmės buvo Alytaus įrengta klasė, perkelta į ten. Taip, ją išplėsta su galimybėmis. Šiaip yra gamtosauginiai reikalai, visuomenės švietėjiška veikla, visuomenės atitraukimas nuo kompiuterio, ypač jaunimo, prie savo šaknų, tai prie miško, medžio, drugelio, paukščio, tie dalykai yra labai aktualūs. Iš ties dar sekantis aktualus klausimas, tai yra medžiotojų ruošimas, medžiotojų kvalifikacija ir taip toliau. Taigi susivedė į tai, kad tai turėtų būti labai faina, kad tai būtų susijęta su mokslo institucijom. Ne? Mes įsteigėme medžioklėtyros laboratoriją, ne? Iš tikrųjų mes tikrai šiandieną vienas įsteigėjų, ten po šiandienai daug jų yra mano trofėjų ir ką jau visų kitų. Taigi iš esmės susiklostė, kad šitų centrų reikia daugiau. Mes turim planą, aš manyčiau, per dar sekančiais metais bus siurprizai. Taigi įsteigėm tokį, pirmiausia, tai aš labai dėkingas Lietuvos inžinerijos kolegijai, kurie patikėjo mumis, žinot, ateina vyrai ir sakom, norim padaryti tokį centrą, kurio ne tik tai šiaip savo centrą, bet norime, kad tai būtų traukos centras medžiotojams, bendruomenėm, vaikam, kad kiekviena mokykla žinotų, kad ten galima pravesti tokias ir tokias pamokas, kad ten galima eiti mišku, kad galima pažinti žvėris, pėdsakus, garsus ir taip toliau, ne vien tik prie stalo, bet taip toliau, kad mes turėtume kamerų išdėstymą kokį 50-60 lizduose, urvuose, prie bebrynų, taip toliau, tu paspaudai pasižiūri, kad mums reikia sukurti filmuką apie kiekvieną populiarų paukštį ir taip toliau, 3 minučių. Balsas gal taip toliau. Taigi tą dalyką jie mumis patikėjo, mes jį atidarėm, iš tikrųjų, nusakėm viziją. Dėl ko dėkinga dar Kaunas, dėl to, kad tiek Kauno rajono meras, noriu pasakyti, socialdemokratas, fantastinė asmenybė, mes daug renginių darome, jisai palaiko tas idėjas, kolegija palaiko, taigi aš manau, mes jau jį pradėsime sukti. Tai yra dabar vyksta diskusijos sekančių darbų, tai yra pažintinių takų, tokių mokomųjų, priklausomai nuo metų. Vienas dalykas eiti mišku su 7 metų vaiku, 14 ir 20, ir eiti taip toliau. Tai tas procesas vyksta, iš tikrųjų, pasižiūrėsime, aišku, sunku. Vienas dalykas atidaryti, duoti idėjas, o toliau jas įgyvendinimas, tai yra projektai, visi kiti dalykai, nes kol kas iš tikrųjų visą tuos mes padarėme Medžiotojų sąjungos Gamta, savo lėšomis ir savo dėstytojų lėšomis. Dabar jau truputėlį tų pinigų reikės, iš tikrųjų aš manau viskas bus. Ir dar kas yra labai dėkinga, tai yra Miškų institutas. Tam pačiam pastate, geri santykiai, yra mokslo bendruomenė, galimybės šiandieną iš tikrųjų, bet kokį darbą paėmus, mes matome, kad ar kiškių populiacijų valdymas, ar dar kažkas tai, kada Lietuvoje yra begalės klausimų, kuriuos galima spręsti ir tam neteisi paprastas iš gatvės ir nepasakysi, aš dabar padarysiu mokslinį darbą su kažkokiu tai baltuoju kiškiu ar panašiai, ne jo populiacijos valdymo. Tai reikia, kad tu turėtum kažkokį tai pagrindą, o pagrindas yra mokslo institucija. Taigi mes tą mokslo instituciją turime. Vyksta dėrybos dar su 2 ir su 1 beveik susitarėm, kadangi aš galvoju, kad mums Lietuvoje užteks 3 centrų ir iš tikrųjų beveik tada galėsime biškį lengvai kvėpuoti. Šiaip mes atidarom vartus jaunimui. Atidarom jaunimui tikrai, jau aš biškį kaip ir pabrendęs tokiam, aš galiu generuoti idėją ir padaryti, bet tai turi būti jauni, gabūs
žmonės, matantis perspektyvą ir norintis dirbti ir galintis dirbti. Tai va dabar mes tuos žmonės truputėlį gvildenam, kolegija taip pat juos gvildena iš tikrųjų, bet aš norėčiau taip, kad bet kada kažkokia bendruomenė nori atvažiuoti, prašau, kažkoks būrelis nori atvažiuoti ir praeiti įdomių takų, prašau, kažkas nori atvažiuoti taip toliau, tikrai mes neskirsimėse nieko, nei per politiką, nei per draugijas. Žmogus yra žmogus. Tyrimo centras yra tyrimo centras ir pažinimo, taigi viskas yra. Jau dabar, prašau, jūs ateikit, mes jums parodysime, kaip pažinti pėdsakus, garsus, balsus, paukščius, žvėris, Gerai, visą kitą. bet apibendrinant, tai kas gali ateiti, kaip gali ateiti, Visi kur reikia? galės ateiti, bus registracija, kada pasižiūrėsim, kuriom dienom ir užsisakyti netgi temą. Bet iš esmės tai aš kaip supratau, tai bus edukacija darželio mokyklom, Taip. klasėm, tada Bendruomenė. medžiotojų ruošimo kursai bus ar nebus? Taip. Medžiotojų Būtinai ruošimo kursai, Kvalifikacijos kelimo. kvalifikacijos kelimo, turbūt kažkokie įdomiom temom pažintinės seminarai. Taip. Tada organizacijom šiaip besidomintiem ir tyrimai moksliniai. Taip, viskas eina. Šiaip žinot, kas dar mane labai maloniai nuteikė, realiai, kada mes turėjom parodą Raudondvaryje, ne, mes tų renginių edukacinių buvo daug. Ir aš galvau, kad vienas visiškai nepavyks, tai buvo, reiškia, edukacinė programa Nakties sparnų gausmas. Taip, Prisimenat atsimenu. naktį. Mes naktį pakvietėm bendruomenę, atvažiuokite gaudyti drugelių su specialistais. Galvojau, kas važiuos naktį, wow. 150 km atvažiuoja šeima, tai kur čia mes tos drugelius gaudysime šią naktį? Mano žandikaulis nukrito, viešpatė, ir žiūri, kad jų didėja, aš galvoju, kad čia kauniečiai. Ne, Varėna atvažiavo vienu žodžiu, ten kažkur tai vienu žodžiu, Radviliškio kažkas atsiveža vaikus, sako, wow, įdomi tema. Tai reiškia, žmonėm tų temų reikia, vaikam tų temų reikia. Mes galime padaryti vakarą su lakštingalomis, ne? Rytą su vieversiais, ką tik tai nori, tik reikia. Visur viskas susiveda į žmogų. Ar mes turėsime žmogų, kuris paims, vienu žodžiu, tuos 10-12 metų žmonės nusiveš, arba bendruomenė, tu turi degti tuo. Tu turi jam kalbėti, turi jam paklausyti. Jeigu teisės, tai čia lakštingala, viskas, apsiverkiu ir einu namo. Problema su žmogum. Aišku, mokslui tokios vidinės energijos nereikia. Mokslui reikia užsispyrimo ir taip, bet darbui su žmonėmis. Su žmonėm, be abejo, tai charizmos reikia. Jau dabar pas mus ateidavo ten, aplinkinį jau pradėjo vaikščioti visokie darželinukai, ateina tokie, dėdė, taip toliau. Tai viena, ką gali kalbėti 4 metų vaikui 5, tai tu to negali sakyti tau, kur ateina 12, tai reiškia automatiškai tiek žinios, tiek informacijos pateikimas yra labai skirtingas. Tai Raimundai pats dirbsi? Aš tikrai, kad dirbsiu taip, nes tai man patinka iš tikrųjų ir daugelis sako, kiek tai mokėti reikia, aš niekad neimu, dėl to, kad pati didžiausias atsiskaitimas tai būna matyti laimingus veidus, tie, kurie tavim tiki. Tai yra pats didžiausias atsiskaitimas. Tai yra, tu gauni tą Dievo sukurtą energiją, kuri pasikrauni. Aišku, pinigų reikia, dėstytojai kažkas turės gauti, finansavimai ir taip toliau, bet tai yra masė programų. Iš tikrųjų, netgi mūsų trakų skyrius sudalyvavo tokio įdomai programai sunkiai auklėjimų vaikų vasaros. Tai yra tie, kurie, bet atsiprašau, jaunimui linkusiam nusikalsti. Tai yra skiriami, tai yra vaikai, tai yra stovyklos, kada mūsų skyrius gavo finansavimą, paruošė programas ir mes ten dirbsime su jais. Aišku, tai yra sunki tema, bet yra reikalinga visuomeniai tema, nes daugelis iš mūsų jaunystėje buvom padūkę. Taigi tą energiją reikia sutvarkyti. O medžiotojų, norėjau paklausti tendenciją dabar medžiotojų kursus, tas skaitlingumas užsirašančių didėja, mažėja, pastovus. Žinot, aš galiu pasakyti, žiauriai mažėja. Mes puikiai suprantam, pavyzdžiui, mes Alytoje jau kiek metai laiko neturim jokių kursų, nes Alytaus regionas susirašo pas mus gal 4-5 žmonės į metus ir Alytaus LMŠD užsirašo 4-5, tai neapsimoka, realiai pasižiūrėkite, daleiskim, stojančių skaičius mažėja. Dėstymo, reiškia, pati struktūra keičiasi dėl to, kad yra daug žmonių nori nuotolinių kursų. Tai yra nuotolinių kursų, kuriem nes visi, žinot, užsiėmė važinėjimas, bet šiaip, kad sako, kepat medžiotojus, netiesa.
Ne viena organizacija nekepa medžiotojų. Pirmi metai, kai Marijampolė visada turėjo, kadangi Sūduvos medžiotojų sąjunga visada turėjo didelės medžiotojų grupės, kuriame mes pradėdavome ruošti kažkur tai apie spalio 10-15, šiemet jie turi 3 medžiotojus ir nedaro jokių kursų. Dėl to, kad nėra jau viskas. Žinot, kaimuose vaikų nėra. Nėra vaikų ir tie medžiotojai didžioji dalis pasenę jau, ne? O jaunų tokių, kurie savo vaikus temptų į mišką, juos nelabai temsi, o čia nepasakysi būk medžiotojų. Arba tu... Čia mes Raimundai jau keli metai kalbam, kad greičiausiai susidursim su ta problema. Taip. Ir turbūt šitie skaičiai jau rodo, kad susidurėme, kad nebus ateityje kam medžioti. Tai turbūt, jeigu grįžtant šiek tiek prie tos sutarties su Lenkais, tai ir būtų jūsų darbas susėsti su Kantausku, su kitom organizacijom ir bandyti ieškoti kažkokios programos, kaip tuos medžiotojus, potencialius galimus medžiotojus sudomint, grįžti, mokytis ir tapti medžiotojais. Medžiotojas turi tapti patrauklus ir mylimas visuomenės narys. Tada viskas bus gerai. Kaip skaičiau, Skandinavijoje berods kažkur yra, kad ten virš 90% visuomenės medžiotojus vertina teigiamai. Tai turbūt ir palinkėkim, kad po 5 ar 10 metų sujungus, surėmus pečius visiems medžiotojams, visom medžiotojus vieninčiom organizacijom ir mes pasieksim šitą rodiklį. Tai gal šiandien tuo ir baigiam ir lauksim kitų susitikimų. Labai ačiū už dėmesį. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, kad pakvietėt.